Va ir paaiškėjo, kas valdo vyriausybę. Zombis. Dar pernai lapkričio mėnesį Skvernelis buvo normalus ir gyvas žmogus, o jau gruodžio 13 dieną numirė. Nors iš pirmo žvilgsnio to nepasakysi. Iš tribūnos kalba, interviu duoda, su gyvu Jakilaičiu bendrauja, net leidžia ranką paspausti, o pasirodo tai, ką mes šaukiame Skverneliu, visai nebe Skvernelis. O kaip vadinasi tas, kuris yra miręs, bet vaikšto kaip gyvas, akis išpūtęs? Zombis. Pirmoji šią baisingą transformaciją užuodė Maldeikienė ir tiesiai šviesiai paklausė. Ir gavo atsakymą, kad Skvernelis mirė tą pačią dieną, kai tapo premjeru. O kaip Maldeikienė atkapstė, kad mūsų vyriausybę valdo zombis? Ogi iš kalbos. Tik paklausykit, argi gyvas tikras žmogus taip kalba? Mūsų vyriausybė mano, kad kiekviena reforma, kuri numatyta vyriausybės programoje pagal datas ir terminus vyriausybės priemonių įgyvendinimo plane, bus įgyvendinta atsakingai.